Sveiki, pilnas valties bičiuliai. Šiandien randuosi savo pamėgtoj pervalkoj ir bandau gaudyti karosą. Iš tikrųjų labai puikus laikas šiandien. Šiltas oras, yra gegužės galas. Ir tik ką susidėliojau visą įrangą, visus daiktus ir susirašiau pašarą. Ir kaip matėte, jau pirma žuvis pagauta. Va ir šiandien bandysiu gaudyti gal išimtinai daugiausia dzikų, musės lervą. Va, pirmieji metimai, bandau aš užsiklipsuoti ir bandysiu suvilioti šiandien karosą. Kaip matėt, karosai po truputį juda. Šiaip geriausias laikas gaudyti karosą čia yra pavasaris, gegužės mėnuo, tai čia yra iš tikrųjų topinis metas. Jie paneršto laikas už tai šito įlankoje daugiausia. Ir čia suvažiuoja tiek klaipėdiečiai, tiek kauniečiai, netgi daug kas atvažiuoja, tai mano pažįstamų. Ir mes čia puikiai visi gaudom karosą. Tai va, pašarą šį kartą naudoju Dipekso. Bandau jį maišyti dar su kitu jauku. Dviejų jaukų kombinaciją darau. Dipekso dedu universalų, tiesiog dėjau bet kuriai žuviai. Ir dėjau pakankamai musės lervų, kadangi šiandien bandysiu sugaudyti išimtinai musės lervą. Kiti čia gaudo daugiau sliekų, o aš bandysiu su dzikeliu. Taigi valai pas mane pakankamai ploni, 0,16, 0,13. O štai vėl kibimukas lengvas. Šitą meškerė kol kas tyli. Pavadėlius darau čia neilgus, apie 20 cm, 30 maks. Ir nes su ilgesniu pavadžiu labai čia įryja karosas giliai ir paskui negali jo gerai išoperuoti. Manau, kad turėsiu gerą laiką. Aplink yra keletą žvejų, kol kas irgi mačiau, kad jie gal ištraukė po vieną kitą žuvį. O vis dėlto galvoju, kad reikia žuvį prisivilioti, prisišerti šitą vietą, bandysiu daugiau permetinę, daugiau pajaukinti. Ir nors čia iš tikrųjų, kaip jau pradeda kibti, nesvarbu, ar kiek tu jaukini, ar ką tu jaukini, ar be jauko gaudai, čia jie kimba fantastiškai iš tikrųjų. Papuola čia ir karpių iš tikrųjų, bet karpius reikia gaudyti su metodo sistema daugiau. Bandysiu šitą dalyką gal padaryti. Oras toks iš tikrųjų labai geras, šilta, pakankamai minkštas, kaip aš sakau. Minkštas oras, puikiai tinkamas. Ant vieno kabliuko uždėjau negyvus dzikelius. Už juos šiek tiek pamaliau dalį, sudėjau taip, o ant kito sudėjau gyvus. Ir kol kas kibo ant gyvo. Kaip bus toliau, pamatysim. Bandau persimesti. Iš tikrųjų, tai čia daug ir žolių, ir kitą kartą užmetus
nežinai, kur tu pataikai, ar į žolyną, ar ne, ir tiesiog patartina daugiau yra permetinėt, kad masalas nebūtų visą laiką žolėse. Va, ir čia pas mane. Štai matot, kaip viena traukiu, o kita jau man kala. Labai čia yra kitąkart nepatogu ištraukti, nes daug švendrų aplinkui. Ir jeigu didelis karosas, jisai pagudrauja ir suka į švendryną. Šį kartą nėra jisai iš didžiųjų, bet va, eina į vieną pusę ir į kitą. Štai, mėlieji, sviražėkit. Karasiukas ir aš jį dendu į sietką. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūklei ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Dzikelius dedu 3-4, per daug nepersistengiu. Tai va, kibimukas aktyvėja, gal žuvis reaguoja į jauką, gal tiesiog pradėjo kibti ir bandom toliau. Jau dirba ir viena, ir kita meškerė. Nėra, kad tik viena dirbtų. Karosai čia daugiausia kimba iki kilo tokie, bet vėlgi kaip diena, kartais kimba didieji, o kartais kaip šiandien kol kas tik mažiukai, bet tikrai tikiuosi sulaukti dar ir didesnių egzempliorių. Ne tik tų mažylių. Va, vėl bakstelėjimas, vėl. Labai daug tuščių kibimų, greičiausia, kad tampa mažos žuvys. Didesnės jos kabina agresyviai. Va, pasipainiojo man šį kartą pavadėlis, kas neturėtų būti. Ir matau, kad jau turėsiu keisti pavadėlį. Nes šitas man susisuko. O tai dažnai būna nuo greito traukimo.
Kągi, mėlyjeji, rytinė žūklė baigiu. Puikus laikas, daug žuvies, daug kibimų. Minusas nedideli karosai, bet kibo ištisai ir su 2 meškerėm buvo sunku susitvarkyti. Jaukas šviesus, dipekso su priedais, musės lerva, džiūvėsėliai raudoni, jeigu matėt jaukia. Ir musės lerva sudirbo puikiai, vien tik jie gaudžiau ir išbandžiau šitą žūklę. Sekanti žūklė mano bus po pietų, bandysiu metodo sistemą, neimsiu nei musės lervos, nei slieko, nieko, tik tai metodo sistemėlė ir žiūrėsim, kas gausis. Noriu palyginti šios 2 žūklės būdus. O jums gero žiūrėjimo, žiūrėkit mus, prenumeruokit, komentuokit, užsukit pas mus į pilną valtį ir ko reikia, nusipirksit patarimo, važiuokit į Pervalką ir gero jums žiūrėjimo su metodo sistema. Na va, mano vakarinė žūklė. Iš tikrųjų geras laikas. Kibimas gal kiek retesnis, tiksliau sakant, daug retesnis negu buvo ryte. Tačiau žuvis iškart gražesnės. Ir jeigu jau kimba, tai 80-70% žuvis ir pasikerta. Aišku, šiek tiek gal pas mane per dideli kabliai yra. 8 numeris, čia reiktų dėti 10 iš tikrųjų. Boiliukai ant vienos meškerės marcipanas, ant kitos medaus kvapo. Sudirbo abudu ir tas gal šiek tiek labiau medaus. Medus labiau dirbo šiandien. Aišku, čia negali pasakyti, kad jisai visą laiką labiau dirbs. Čia atvažiavusi Pervalką, tu turi kelias dienas. Gaudant dažniau, tai galėtum kažką nuspręsti, va kibimas. Op, graži žuvis. Marcipanas. Štai vakarinė žūklė. Ir karosas jau pareina atgal į krantą. Tai va, kaip matėt, ryte tikrai buvo žuvis mažesnės. O dabar jau jos yra panašesnės į žuvį. Štai tokios žuvis kimba Pervalkoj. Pasigrožėkit, marcipaninis žalias boiliukas. Žvejojant metodų daug, patirties nereikia. Dažniausiai ant pokelio būna viskas parašyta, kaip naudot, kiek pilt vandens, tikrai nesugadinsit. Lietuvių gamintojai rašo viską lietuvių kalba, lietuviška instrukcija. Taigi jokių problemų. Įpilat buteliuką esamo skysčio indelyje, dapilat šiek tiek vandens. Išplakat, palaikot ir jūsų peletės paruoštos. Štai. Ir šito indelio iš tikrųjų pilnai pakanka kelių valandų žvejybai. Ko aš nelabai tikėjausi iš tikrųjų, kad karosas kibtų tokiu metu gegužę ant boilio. Vasarą, tai taip suprantu, čia pasigauni, bet šiuo metu kažkaip šiek tiek abejojau ir va,
sudirbo medaus kvapo boiliukas 10 mm. Puiku. Ir labai tikiuosi ant pačio vakarinio laiko, ant ėmimo. Manau, kad dar turėsiu kažką tai kibimą, gal vieną kitą. Ir tikrai mano užduotis parodyti jum, kad čia galima pagauti ir boiliuku, tą patį karosą bus įvykdyta. Gaudant metodu, kibimai būna ryškiai agresyvesni. Žuvis jinai jau bečiupdama boiliuką pasikerta ir priešinasi, stipriai tampo kotą. Ir labai būna puikus jausmas iš tikrųjų, kai kratas stipriai meškeria. Aplamai dažnai gaudant su boiliu, tu matai su metodu, kaip krato, vėl praleistas kibimas, kaip renka iš šėryklos jauką, timtelna per šėryklą ir kol galiausiai susiranda boiliuką. Marcipaninis. Vėl marcipaninis suveikė. Kiek man teko žvejoti irgi retai, kada kipimas būna iš karto, matomai jaukas šiek tiek pabrinksta, iškrenta iš šėryklos ir žuvis randa jį, ieško ir užtinka boiliuką. O tik nukritus jisai būna praktiškai pusiau paslėptas, turi šiek tiek prabrinkti jaukas.
Nu va, jau visai vakarėja. Tačiau žuvis dar vis kimba. Kas labai džiugu, kad tikrai karosai gražesni negu kibo dieną. Paskutinės žvejybos minutės jau gal. Kuo galiu pasidžiaugti, tai tikrai, kad turėjau gerą laiką. Gražios žuvis. Metodas puikiai suveikė. Peletės naudojau 2 mm. Kukurūzo kvapo, Dipeksas, bailiukai, kelių rūšių, medus, dirbo medus ir marcipanas ypatingai, o va Skopeksas kažkaip nelabai, atsiprašau, ne Skopeksas, biskvitas, nelabai sausainukai. Gal jis daugiau bus vasarą tinkamas. Vis dėlto, jeigu sekantį kartą reiktų rinktis kokią žūklę ar gauti su inline sistema ar su metodu, vis dėlto rinkčiausi metodą, kadangi žuvis stambesnis, nors ir retesnis kibimas, tačiau pati žuvis daug stambesnė. Va. Kabliukas 8 numerio, Ovneris, tiek ant vienos, tiek ant kitos meškerės. Pavadėlį nenusiploninau, 0,2. Šiaip manau, kad meškerės metodui vis dėlto reikalingos pakankamai minkštos, kad žuvis po pirmo smūgio neatsikratytų. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, Pilknos valties draugai, šios dienos žvejybą jau vakarinę baigiu. Iš tikrųjų turėjau puikų laiką, gaudžiau meto sistema, boiliukais, jaukui naudojau Dipekso peletės, 2 mm, kukurūzo kvapo, pagavau gal apie 10 karosų. Tik skirtumas tas, kad nuo ryto, kad visi buvo stambesni, kibimai buvo agresyvesni ir tikrai 2 valandos buvo gero laiko. Taigi, mėlieji, ir jums siūlau, važiuokit į pervalką, gaudykit, turėkit gerą laiką, tikrai kažką pagausit, gal netgi tą patį ir karpį, nes jau ateina jų laikas ir jeigu kažko pritrūksit, rašykit mums, komentuokit, užsukit į pilną valtį, prenumeruokit ir gerų jums žiūrėjimų ir iki kitų kartų. Iki.